Labas rytas, 9 kelionės diena, prasideda taip. Vakar išmiegota netoli pagrindinio kelio. Šiandien jau važiuosiu iš šito pusę link Dieveniškių. Įsikūriau čia, tarp šiaudų supresuotų. Ir visai tokią jaukią vietelę aptikau. Nelabai mataus ten nuo kelio. Tai ilsis dviratukas, kava paruošta. Mano palapinė, truputėlį netvarkus labai, bet tai pradėsiu tvarkytis ir darbuotis. Čia dar kraunasi viskas, nes kažkaip elektros visą laiką maža yra pritrūksta. Šį kartą iš pačio ryto padaviau tokios tarkos žvyrkelio, kad ir panašu, kad dar turėsiu 8 kilometrus tokio dalyko. Aš pat pradžių buvo, atrodo, visai geras kelias. Nu ir negana to, kad tarka dar ir kalnai pakalnės yra, žodžiu. Visko iš pačio ryto. Tikiuosi, ne koks rytas toks ir tokia ir visa diena. Labai tikiuosi. Baigėsi mano kančios, asfaltas. Jei! Nu, aš tikiuosi, kad jis bus dabar jau visą laiką, o ne tik tai vos matysim. Tai kažkokia bažnytėlė. Čia įdomiai. Gazeta katalikička kažkokia, žodžiu, lenkiškai. Čia viskas. Tik čia gal kokia lenkų bažnyčia. Su tokia medinukė. Įdomiai. Žiūrėkim, kaip čia jie meldžiasi. Tikrai lenkiškai. Nu, lenkiškai. Bus lenkų bažnyčių užsukus. Čia vargoniukai dar yra. Tokia miela mažytė bažnyčiukė, sakyčiau. Įdomi architektūra. Tokia visa medinė. O ten tolumoje matosi ir patikros postas. Siena saugoma. Kelias. Ir kamerom, ir viskuo. Švėja, kapojimas. Greitis. Čia užstraigęs didesnis. Vėjas tai šoninis, tai iš priekio, dabar pasuksiu, vėl bus iš priekio, žodžiu. Ir velnias mane ten nešė tas Dieveniškis iš tikrųjų. Vau, vėjas tai kvapą užima. Vos pamenu, vėjuks tai baisus. Prieš vėją grinai kapojams. Ir svarbiausiai, reikės parvažiuoti tuo pačiu keliu. Nu, nors tiek pasiguosti, kad tada į nugarą pūs. Jeigu nepasisuks vėjas, tik tais aišku. Daug senų kryžių. Matos. Nu ir čia manęs laukia dar vienas kalniukas į Dieveniškes. Esu Dieveniškėse. Čia turiu tokį gražų kelią. Nedidelis. Čia
suprantu, čia autobusų stotis ar turistus čia atvežė. Tai čia bažnytėlė dar yra. Ten tolyn. Tokia. Čia besimeldžiančia Marija. Sveika Marija. Ida lenkiškai irgi parašyta. Nu, žodžiu, kaip ir. Kaip sakant, tik tai ček uždėtas, o dabar tuo pačiu keliu reikės minti atgal. Tiktais tai, kad jau bus pavėjui, ne prieš vėją, niekadėję. Na ir kad aš jau esu čia vietoj, tai vis tiek reikia apsidairyti ir tą bažnyčią įlysti. Pasižiūrėti, gal atrakinta yra. Tokia bažnytikė. Ir labai nukentėjo bažnyčia per Antrą pasaulinį karą. Varpinėje stovėjo vokiečių kulkosvaidininkai ir jie guldė rusų sovietų karius. Ir čia minosvaidžiai krito ir šaudymas vyko, išmušė vokiečius, vokiečiai pasitraukė. Tačiau žmonės po to jau tarybiniais laikais pušis augo, tai jie ten pjaudavo tas pušis, tai arba su benzininiu pjūklu, tai sugadindavo ir grandinės, nes pataikydavo ant. Na ir vyksiu link Eišiškių. Šiandien turiu virš 70 km, kas yra gerai. Kiek nuvažiuosiu, tiek. Butrimonių bažnyčia čia. Daraus nakvynės vietų ieškojimo meistrė. Čia yra kažkokia ferma nenaudojama, kaip suprantu. Čia sudėtos statybinės medžiagos, tai mano palapinė labai gerai įsipaišė, nes dabar pakilo toks vėjas, taip ūžia viskas čia. Vakarėjim čia turbūt audra, taip nėra labai jauku. Teko labai greitai pasistatyti palapinę. Jau čia žinau, kad nebejauku yra, nežinau, už katros pusės bei greitai. Nes čia įsisuka toks vėjas. O Jėzu. Laikau žinok duris ir visur. Eik sau. Dar aš esu visiškai užuovėjau. Tai kas dėtus ant lauko kokiam medį. Nu, prasidėjo audrikė, žinokit. Nežinau, ar atlaikysiu palapinę ir aš pati. Šakės čia yra. Toks vėjas. Ir dar aš skaityti tarp namą ir tarp tų ir dar viens kams ir viens tik tais, žodžiu, tik tai per vieną pusę aš tą gaunu vėją, čia kažkaip įsisuka. Jeigu nepakels mano palapinės, tai bus okei. Na, audras kaip staiga ir prasidėjo, kaip staiga ir nurimo. Čia dar spėjau prieš audrą padaryti nuotrauką vietos, kurioje pasistačiau palapinę. Na ir galite įsivaizduoti, kad ir tokioj užuovėjoje, o pakankamai draskė stipriai vėjai. Nu jo. Kur lietus lyja, gaminamos vakarienė. O vakarieniai bus troškinti kopūsčiukai su mėsyte.